Druskininkuose dar šiais metais duris atvers įspūdingas žiemos pramogų kompleksas, jau turintis naują vardą – Snoro Snow Arena. Penktadienį, švenčiant kurorto sezono pradžią, prie statomo žiemos pramogų centro atidengtas įsibėgėjusias statybas žymintis stendas. Susitikimo metu meras Ričardas Malinauskas, bendrovės Tamita vadovas Andrius Stasiukynas ir banko Snoras prezidentas Raimondas Baranauskas pasirašė sutartį užtikrinančią sklandžią ir sparčią tolesnių darbų eigą. Bendra slidinėjimo trasų objekto vertė siekia 98 milijonus litų, iš kurių 58 milijonus finansuoja bankas Snoras, 40 milijonų ES struktūrinių fondų lėšos. Visus metus veikiantis žiemos pramogų kompleksas Snoras Snow Arena – pirmasis ir vienintelis toks objektas Baltijos regione, pagal techninių standartų visumą pretenduojantis patekti į pasaulio geriausių penketuką. Ši diena ypatinga tuo, kad su bankas Snora pasirašome finansavimo sutartį ir bankas Snoras suteikia trasai savo pavadinimą, kurį šiandien ir pristatom visuomeniai – Snoras Snow Arena ir patvirtintą logotipą. Darbų eiga kaip ir ėjo, taip ir eina pagal grafiką. Dabar, kada atsirado partneris, garantuotas partneris bankas Snoras, darbų eiga tikrai neatsiliks nuo grafiko ir kaip planavimo, tai viskas ir bus. Tai kada jau Lietuvos gyventojai ir užsienio šalių svečiai turėtų tepti slides ir važiuoti į Druskininkus? Šią žiemą tikrai mes slidinėsime. Man kaip bankininkui labai imponuoja verslininkai, kurie net iš šio galbūt ekonominio sunkmečio laikotarpiu sugeba surasti perspektyvių projektų ir tiesiog įtikinti mus bankininkus, kad tas projektas yra geras, kad jis yra ekonomiškai naudingas ir atsakingai įtikinti ir gauti finansavimą. Todėl bankas, kadangi mes finansuojame šio projekto didžiąją dalį, suteikdami beveik 60 milijonų litų paskolą, kita dalis yra apie 40 milijonų iš ES struktūrinių fondų, tai be abejo, manau, kad nebeturėtų kilti klausimų, kodėl ir arenos vardas yra Snoras Snow Arena, todėl kad tai yra mūsų didelis objektas, kurį mes finansuojame ir aš manau, kad tiesiog ir galėčiau pagirti, reiškia, miesto merą Ričardą Malinauską ir visą miesto administraciją, kad jie taip pat randa galimybę, reiškia, gauti finansavimą iš Europos struktūrinių fondų ir tai tas objektas tikrai sudarys didelės galimybės visam turbūt Druskininkų miesto verslui, nes tai atsiras naujos nišos dėl padidėjusių klientų srautų. Aš manau, kad tokie kompleksai kaip šis kalnų slidinėjimo trasų kompleksas, tai juo galėtų didžiuotis net ir valstybių sostinės. Tai aš manau, tokiam kurortui kaip Druskininkai pagal mūsų dydį, tai yra labai svarbus infrastruktūrinis objektas ir aš noriu palinkėti tiek visiems druskininkams, tiek šiam objektui klestėti, augti ir žydėti.